E-Laba ataskaitų formavimas. Norėdami prisijungti prie sistemos, interneto svetainėje spauskite nuorodą įkelti į E-Laba talpyklą. Atsidariusiame lange nurodykite instituciją ir įvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį spragtelėkite mygtuką prisijungti. Kad naudotojas galėtų naudoti statistikos posistemio funkcionalumu, formuoti ataskaitas, jam atitinkamai turi būti suteiktas vienas iš šių E-Laba sistemos įgaliojimų. Naudotojui turinčiam vieną iš minėtų įgaliojimų, prisijungus prie E-Laba sistemos pateikiamas meniu punktas – Ataskaitos. Atsidariusiame lange pasirinkite ataskaitos pateikimo formatą. Generuojamos ataskaitos gali būti atidaromas su šia programinė įranga. Spragtelėję mygtuką pasirinkti ataskaitą, pasirinkite, kokią ataskaitą norite formuoti. Pateikiamas ataskaitų sąrašas. Visos ataskaitos sugrupuotos pagal sritis hierarchiniu principu. Galite rinktis iš pateikto sąrašo ar vykdyti paiešką. Išskleidę hierarchinį meniu, pasirinkite reikiamą ataskaitą. Kiekvienai ataskaitai yra sugeneruojami atitinkami laukai atrankos kriterijams įvesti. Ataskaitos kriterijai. Ataskaitos data pasirenkama iš kalendoriaus arba įvedama ranka. Pasirinkimai, kokiais klasifikatoriais reikšmes naudoti. Data nuo iki. Nurodomos ataskaitos duomenų atrinkimo datos intervalas. Laikotarpio tipas. Pasirenkamas iš sąrašo. Padalinys. Pasirenkamas iš pasirinktos institucijos hierarchinių padalinių klasifikatoriaus. Gali būti pasirinktas bet kuris lygis. Dokumento rūšis. Galima pasirinkti kelias konkrečias dokumentų rūšis, kurios bus įtraukiamos į ataskaitas. Mokslo kryptis ir sritis. Galima pasirinkti iš mokslo krypčių ir sričių klasifikatoriaus. Pasirinkite, kokiu formatu turėtų būti sugeneruota ataskaita. Užpildę visus atrankos kriterijus, spauskite nuorodą Formuoti. Sistema pateiks ataskaitą pasirinktų formatu. Ataskaitą galite išsiųsti elektroniniu paštu. Atsidariusiame lange užpildykite reikiamą informaciją.